Sveiki visi, su jumis aš Dofka ir drauso dar vieną videką ir šiandien noriu pakalbėti, ką aš veikiau per tą laiką, kol nekėliau vaizdo įrašo. Tai šiaip praėjo gan daug laiko, praėjo 8 mėnesiai, tai tikrai yra nemažai, sakyčiau, iš tikrųjų nemažai laiko jau praėjo. Tai ką aš nuveikiau per tą laiką, tai iš tikrųjų tiesiog daug mokiausi, tada tiesiog daug žaisdavau prie telefono, įvairiausių žaidimų šiaip. Ir jo, tada dar biškį kas pasikeitė, kad kitas telefonas jau, nes anksčiau filmuodavau su tokiu iPhone 7, dabar dar kitas telefonas, nes tas sudužo. Tai jo, kas dar per tą laiką pasikeitė, kad keturračiai sugedę yra, abudu jau. Tas, kur mažas Kem 9 ir kur gal atsimenat, kur esu videką padaręs, ir dar tas kitas 110. Ir jo, tada dar ką dariau per tą laiką, iš tikrųjų nieko. Labai ir neveikiau iš tikrųjų. Ką mokiausi iš tikrųjų per tą laiką ir viskas, daugiau nieko labai kažkaip ir neveikiau. Per šią vasarą tada kol kas ką dariau, tai maudžiaus prie upės, Ukmergėj. Ja. Dar per šią vasarą kažkaip nelabai ir nieko nuveikiau, nes orai iš tikrųjų nėra labai geri. Tai dabar realiai pastarąsias dienas šiaip blogas oras buvo, lyjo ir panašiai, apsiniaukė, o šiandien šilta, karšta, nesakyčiau. Tai čia nesuprasiu tais orais. Žodžiu, jo, tai realiai nekėliau vaizdo įrašo dėl to, nes iš tikrųjų nežinau, kažkaip ir toks kaip ir tingėjau, bet tai kaip ir nežinau net ką kelti iš tikrųjų. Jo, ne tai, kad idėjų trūko, bet šiaip kažkaip nelabai žinau, ką naujo kelt galimėtų iš tikrųjų. Žvejybos videką, tarkim, esu jau daręs. Nežinau. Gal pakomentuokit po šito vaizdo įrašo, kokį video norėtumėt pamatyti, gal žvejybos kokį vaizdą įrašą, gal kokį žaidimą, kad įkelčiau, kai žaidžiu, nežinau. Parašykite komentarus, nes aš tai pavyzdžiui nežinau, kad tarkim ką kelt. Dėl to ir nekėliau tiek laiko iš tikrųjų. Tai jo. Tai jo. Nesakau, kad su šito vaizdo įrašu grįšiu aš, tarkim, į YouTube, tarkim, vėl pradėsiu keltos vaizdo įrašus. Tiesiog realiai, nežinau. Nežinau, kaip dar bus iš tikrųjų. Jeigu turėsiu kokių gal idėjų, gal tada ir kelsiu, nežinau. Tai gal po šito vaizdo įrašo vėl nesimatysim 8 mėnesius. Nežinau. Tai jo, tai dar šią vasarą žvejot buvau keletą kartų, bet daugumą žvejybą nieko nepagau. Tiesiog žvejot variau. Ja. Tada ir jo, realiai iš tikrųjų net nežinau per šitą videką, ką daugiau čia pasakius, nieko labai daug ir nenuveikiau iš tikrųjų. Tai jo, ką aš realiai visą dieną, kokią mano visą dieną, ką aš veikiu, tai atsikeliu, pavalgau kažką, tada einu prie telefono, visą dieną prie telefono prasėdžiu. Čia kai dabar vasara, kai dabar į mokyklą nereikia. Tai prie telefono realiai daug prasėdžiu. Gal į lauką su draugu išlindu, kažką paveikti, tai ką aš čia pamėtyti ar kažką. Tai ir jo, iš tikrųjų, nieko labai ir neveikiu įdomaus. Tai jo. Tai
nežinau. Parašykit dar į komentarus jūs, ką nuveikėt per kol kas per šią vasarą, ką maždaug veikėt. Gal į kokią šalį buvote išvykę, gal nežinau, gal žvejojat visą vasarą. Tai parašykit komentarus. Ir dar, kaip sakiau, parašykit, kokią maždaug video žanrą norėtumėt. Tarkim, video žanrą, tarkim, ką norėtumėt, sakau, pamatyti. Tai žvejybos gal kokį videką ar kažką. Ko maždaug norėtumėt. Nes aš taip pats net nežinau, ką kelti iš tikrųjų. Šitą videką tiesiog iš lempos norėjau nufilmuoti, tiesiog maždaug pasakyti, ką maždaug veikiau per tą laiką, kol nekeliau vaizdo įrašo. Ir šiaip realiai noriu jau pradėti kelti videkus. Nes iš tikrųjų tai, nes daugiau nėra labai kažkaip ir ką veikti tam kaime. Realiai ką aš dabar kaime tiesiog sėdžiu prie telo ir jo, kol mokslai neprasidėjo. O kai mokslai prasidės, tai čia ir vėl videokų nelabai bus. Nu, žodžiu, matysim dar. Tai jo, net nežinau, ką čia dar pasakys. Realiai. Jo. Tai realiai tiek ir norėjau pasakyti per šitą vaizdą įrašą. Tai jo, jau pasakiau realiai, ką maždaug veikiau per tą laiką, kol nekėliau vaizdo įrašų. Ir jo, sakau, būtinai pakomentuokit, ką maždaug reikėtų įkelti, nes realiai aš ką pastebėjau, kad įkeliu, ką aš pats, tarkim, noriu, tarkim, beleką, tarkim, įkelčiau, tarkim, kokį, tarkim, žaidimo vaizdo įrašą, tarkim, Brawl Starsą, kaip įkeliau, nelabai žmonės žiūri. O kai įkeli kokį videką, kai tu ten apie keturatį padarai, tai iš karto, ta prasme, ten peržiūros, kažkiek daugiau žymiai peržiūrų būna. Tai realiai jo, ir šiaip ką jūs patys labiau norit. Realiai įkeliu, ką jūs maždaug norit, daugiau peržiūrų būna. O kai jeigu įkeliu, ką aš pats noriu, mažiau peržiūrų būna. Aš visą laiką tai pastebėjau, kad taip yra. Tai jo, tiek ir norėjau pasakyti maždaug per šitą vaizdą įrašą. Tai būtinai nepamirškit paspaust like, subscribe. Palaikinkit, jeigu patiko šitas vaizdo įrašas. Palikit komentarą kokį nors gražų, negražų, kokį norit. Ir jo, susimatysim gal kitam vaizdo įrašą. Bye.